Savaitgalį uostamiestyje startavo Vilties miesto renginių ciklas. Apie 400 žmonių atgimimo aikštėje sušoko Vilties šokį. Taip išreikšta parama onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Kartu su Vilties šokiu startavo šiųmetinis Vilties miesto renginių maratonas skirtas onkologinėmis ligomis sergantiesiems padėti. Atgimimo aikštėje apie 400 žmonių vienodais judesiais dovanojo skirtingas emocijas. Anot brolio Benedikto visų paramos renginių tikslas vienas – solidarizuoti su sergančiaisiais ir jų artimaisiais. Paramos dėka jau padaryta labai daug. Padaryta yra labai daug. Aš tikrai viskas pranoko visus mano lūkesčius, klaipėdiečiai yra nuostabus ir mes jau viską turime. Dabar belieka tik tai suteikti nemokamai tas paslaugas. Tai tą mes ir darome. Trečią kartą vykęs Vilties šokio renginys kasmet vis kitoks. Anot renginio organizatorių, šiųmetinė šokio kompozicija buvo siekiama išreikšti laisvę, džiaugsmą gyvenimu, meilę. Kad visi tą jausmą patirtų, dėl to mums labai svarbu. Tas pagrindinis akcentas flashmobas, tai ir yra, kad žmogus gali pats įsijungti ir dalyvauti tame džiaugsme, jo kūrime tiesiogiai, tai yra labai svarbu. Tarsi vieninga šokio terapija gaunasi, atsipalaidavimas iš tikrųjų. Šiais metais jau antrą kartą į Vilties miesto statymą prie klaipėdiečių prisijungė ir Rusnės Švėkšnos Telšių šokėjų kolektyvai. Dalyvavusieji Vilties šokyje tikino, kad šoka ne veltui. Be vilties savo judesiais jie dovanojo ir dar daugybę teigiamų emocijų. Džiaugsmo, gyvybė, pavasario šventė. Nuostabi, žinokit, iškilę, pakilę, šilta, saulėta, džiaugsminga. Tiesiog be žodžių iš tiesų. Mes su vaikais antrokais atkeliavom čia. Tiesiog daug palaikančių, linksmų veidų, mes kartu su visais palaikom. Taip, vaikai? Taip. Laimė, turbūt. Bandysiu laimę išreikšti. Tik teigiamą, tik sergantiems žmonėms pasveikti. Šypsenos taip pat tenais. Visa širdimi su jais. Prieš 8 metus Klaipėdoje pirmą kartą surengtas Vilties bėgimas išaugo į Vilties miesto renginių ciklą. Šiemet Vilties miesto vardas nuaidės 10 kartų. Be Vilties šokio dar vyks Vilties tenisas, gimnastika, baidarių maratonas, plaukimas, laipiojimas ir žinoma Vilties bėgimas. Jis klaipėdiečius ir miesto svečius kvies gegužės 17 dieną.